tas pats, nu, nėra čia labai jau ką daug pridėti, nu, vėl galimybių kažkokių tai buvo, bet kažkur nesusiginam, kažkur neužpuolam, kažkur disciplina, kažkur tas, nu, ir taip ir susideda viskas. Čia, žinot, ta pati daina, tas pats per tą patį. Nu, kaip ir tikėjomės prieš varžybas, sakiau, kad varžybos bus tikrai sunkios ir įdomi žiūrovą, pat pabaigos, kaip visą laiką Žalgiris kovoja, ypač namie gerai. Kažkaip smagu, kad laimėjom, bet nežinau, gal neprotingai žaidžiam, susikūrėm persvarą, bet nesugebėjom to išnaudoti ir šiandien mums vėl pasisekė tas, bet jeigu mes kažką norim kažkaip patekti, tai mes negalim šitą žaisti. O Žalgiris ką? Nežinau. Pirmą, kad mačiau Gudaitį žaidžiant ir net nežinau, kad treneris klausė, kas jisai toks, sakau, nežinau, nemačiau šio žaidžiant, bet tikrai jis buvo didelis siurprizas, labai stipriai prisidėjo prie komandos žaidimo, patraukė į priekį. Taip kad, ką šaunuoliai, gerai žaidė. Artūrai, ar prie to prisidėtas starto penketas, visgi debiutas starto penketė? Ar padėjo? Ja. Žinot, kai jauti trenerio pasitikėjimą bent jau kažkuriuose varžybose, tai vis tiek dadeda kažkokią stimulą, tai turi kažkaip pateisinti. Visi mes norėjom pergalės ir šios rungtynės tikrai buvo vienas iš tų, kai stengėsi visi tikrai buvo pasiruošę, norėjo laimėti ir kovėsi iš visų jėgų. Tikrai šiandieną tos rungtynės, žinant savo priešininkus, tikrai buvo nelengva, ypač pirmoji dalis, kurioje tikrai mums nelabai kas sekėsi gynyboje, leidom pelnyti daug taškų, ypač greito puolimo, pelnė per mūsų skubotumą, ypač per mūsų surengtas atakas, kai neatsakingai iš mūsų klaidų jie pelnė lengvų 10 taškų, kur perskubėjom, negreitas kontratakas ir mes tai žinojom, kad jie bėgs ir mes nesustabdėm jau baudomis ir jie tokiam ritme geram žaidė pirmą dalį. Po didžiosios pertraukos padaręs išvadas tikrai perėmėm tokią kontrolę į savo rankas, geriau sekėsi, geriau stabdėm, nors irgi buvo tokių momentų, kur galėjom jos pristabdyti, davėm lengvai tenais pelnyti taškus. Ir, sakau, jų dar pozicijoje, ką jie žinodami tikrai jų geriausi tie Kendriksas, Braunas, aukštaūgiai kovoja po krepšiu, pirmoje dalyje 7 kamuolius atkovojo ir turėdavo antrą šansą pelnyti taškus. Paskui tiktais antroje dalyje tiktais 3 kamuolius atkovojo po mūsų krepšių, nepelnė tokių lengvų taškų ir viskas, sakyčiau, sprendėsi paskutiniam minutėm, paskutiniam sekundėm. Nors ir pralošinėjom, kaip sakom, 14 taškų didžiausias gal buvo persvara. Teko mums vytis, bet vis tiek mes nenuleidom rankų, žaidėm iki galo ir tikrai patenkintas, kad pavyko gale išlyginti ir gale rungtynių net turėti šansą laimėti. Šiandien džiaugiuosi tikrai ir vienas iš sprendimų buvo išleisti Gudaitį, Artūrą į startinį, nes tikrai vaikinas stengiasi ir per treniruotes matėsi ir gerai atrodė ir tikrai šiandieną jisai rungtynėse tikrai gerai žibėjo ir kovojo ir kai lygo su lygiais ir daug mums padėjo.